Nuo pradžių viskas, matėt patys, ne tai, kad gal negerai gynėmės, bet tai vėl jie stipriau pradėjo, parodė, kad yra labai gera komanda. Nežinau, nesusigynėm, tai 12 puolime atkovotų kamuolių, 2 ir 3, kai mes po savo lentą tik 5 pasiemam. Tai manau visas varžybas, visas rungtynės ir parodo. Pirmoje pusėje savo didžiąją dalį atkovotų kamuolių puolime Feneris ir nusiėmė. Daug kalbėta buvo apie fiziškumą po pirmųjų rungtynių. Ar tai yra dar tas dalykas, su kuriuo dar šitoje serijoje nesusitvarkėt? Taip. Atrodo labai daug tokių momentų, nežinau, dėl pastangų, apie norą, nes ir jų veteranai krenta, įma tos kamuolius nuo galvos. Ar čia irgi tas yra aspektas apie pastangas, apie norą? Nežinau, negaliu atsakyti. Nuovargio gal kažkokio? Ne, jokio nuovargio. Mes kiek jaunų žaidėjų turim, negali tokio dalyko būti nuovargis. Tada įtampa jau dalis, atprintamas. Nežinau, kitų paklauskit, man tai ne. Nors kartais yra sakoma, kad biški reikia jaudulio, bet ką padarys? Einu ir kovoju aš. Atrodo, vėl pradžio nuo tų tritaškių užsikūrė, 2 įmetė Biberovičius, Baldvinas. Kas per sus tritaškius atrodo, žinot, turbūt irgi, kad naujai užsikūrė, bet kas nepavyksta, kad atimti bent kažkiek? Taip, tai Feneris labai gerai juda, kad atrodo jau pasiėmėm gynybą, jau nėra jam ką daryti. Jie paima, susikeičia vietom, mes nesukomunikuojam, nes vienas iš mūsų nemato savo žaidėjo, jis perbėga, tada įvyksta miskomunikacija ir vienas žaidėjas lieka prie savo, kitas eina irgi prie to pačio ir tada, kai Biberovičius laisvas iš kampų įmetė tritaškį, tai vienas iš dalykų. Tai turim gintis visas 24 sekundės, kaip treneris kovoja ir kaip treneris ir sakė prieš rungtynes, kad reikia visas 40 minučių koncentracija. Tas sugrįžimas pabaigoje šiek tiek įkvėpia to kovingumo prasme. Tai jo, bet per vėlų jau buvo. Tai patys matėte. Dabar tokia situacija 0-2, ta istorija labai tokia nedėsninga, nedėkinga, sakykime. Teikia vilčių kažkiek, nežinau, dabar grįžimas namo? Taip, man tai istorija visiškai nesvarbi, mano pirmi metai čia, tai išeisiu ir darysiu viską, kad laimėtų rungtynės ir grįžti čia. Ko apskritai Ąžuolui tikėsi iš namų sienų, pirmose namų rungtynės iš toje serijoje? Tai nieko, negaliu papildomai fanų paprašyti kiekvienose Eurolygos rungtynėse namų. Visada maksimumas iš jų, visi tą jaučiam, tai nieko naujo nepasakysiu. Žinau, kad susirinks, nereikia nieko čia prašyti, nei ką mums reikia, tik mums parodyti, kad mes galim laimėti.